Ne, ne, Egidijus Pasvaldas. Paulinas Antras. Dabar toliau liko Justas Dovydas Gytis ir Rokas. Dabar Justas. Gytis buvo antras. Šiandien susirinko 30 sportininkų. Pasiskirsim pagal amžiaus grupės. Veteranai žaidžia vienoje grupėje. Tai Eligijus, Rolandas, Romanas, Alfredas, Augustinas, Raimondas, Vytautas ir Marius. Čia jau veteranai. Mergaitės žaidžia vienoje grupėje. Vitalija, Jolanta, Kristina, Simona, Alina, Ingrida, Jūratė ir Jelena. Ir jaunimas žaidžia dviejose pogrupėse. Kadangi jų yra daug, 11. Pirmas pogrupės – Ernestas, Matas, Gelminas, Artūras, Robertas ir kitas Artūras. Ir antras pogrupės – Matas, Filmatas, Evaldas, Matas ir Vytautas. Žaisime pagrindinis žaidimas bus šitoj salėje, bet tiesiog pasiūsime poras žaisti vieną salę, žaisti jie padarys šitą rezultatą. Siūsime žaisti jaunimą, nes veteranus paliksime ramiai žaisti ir ne... Toks pasportuoja, gaila. Dėl laiko stokos žaidžiame iki 2 laimėtų testų. Todėl kiekvienas taškas yra labai atsakytas ir labai svarbus. Ir ką, pradedame žaisti, linkiu sėkmės varžybose ir laimėti. Atsatės dabar Vilnių išvažiavo. Tai su Artūru, Matulevičiu, antras stalas, Matas su Robertu keliauja į salę. Antras stalas, Matas Lukievičius su Robertu antrašiu žaidimas.
Spalvių mažųjų rakečių genamas baltasis kamuoliukas dešimtmečius keliauja po pasaulį. Jo šokis pavergia ir jaudina milijonų žmonių, teikdamas jiems poilsį, džiaugsmą, sveikatą. Štai, žaliame stalo kvadrate striksi lengvas jautrus kamuoliukas. Jis sukasi, skrieja zigzagais, šauna kulka ar nenoriai metasi priekį. Atšoka aukštai ar vos atšokęs nurieda. Jo kaprazingo charakterio valdymas yra stalo tenisas. Prieš 10 metų, 1995 metais, lapkričio 3 dieną, įkurtas Akmenės rajono stalo teniso klubas Mažoji raketė. Klubo valdybos pirmininkė išrinkta Loreta Avelienė. Gerbiami svečiai, mėly klubo nariai. Malonu matyti visus jūs susirinkusius į mūsų šventę. Džiaugiuosi, kad jūs nežaidėte su stalo teniso kamuoliuku ir mažąja rakete. 1995 metais, spalio 29 dieną, 20 stalo teniso entuziastų nusprendė kurti Akmenės rajono stalo teniso klubą Mažoji raketė. Akimirksniu prabėgo 10 metų. Gera, kai sporto salė, tėveliai atsiveda savo vaikučius, seneliai anūkus, o kartu su vyresniaisiais broliais ir sesutėmis žaidžia prie žalių stalų mažieji broliukai ir sesutės. Taip formuojasi Akmenės rajono stalo teniso kartos. Ačiū Valstybinė jaunimo reikalų tarybai, be kurios paramos nebūtų vykusi šitą šventę. Ačiū klubo nariams ir moksleivių tėveliams už 2% paramą, kuri mūsų klubui yra labai svari. Jubiliejaus proga klubo valdybos vardu visiems susirinkusiems noriu palinkėti sėkmės, meilės, sveikatos. Lai jūsų gyvenimą lydi stalo teniso žaidimas, teigiamas kiekvienam iš mūsų, sportinės ištvermės, pergalės džiaugsmo ir pažinimo pamokas. Ačiū jums visiems, kad čia susirinkote ir linkiu geros šventės. 7 dešimtmečius lietuvis nesiskiria su stalo teniso rakete draugu, su kuriuo niekada nebuvo nuobodu. Ne vien meistriškumu, ne vien rezultatais vertinamas stalo tenisas. Įsimena garbingas poelgis, dailių žaidimo maniera, judesių harmonija, artistiškumas, kovų fragmentai. Meilė sportui vienija įvairių kartų žmonės. Šiandien į mūsų šventę atvyko svečių. Tai žmonės, kurie mus palaiko, mus padeda, mus skatina. Malonu matyti. Jauniai, vyresniai, visokie, kokie jie čia yra. Ir aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi. Džiaugiuosi, miela Loreta, jumis, kaip moterimi, kuri visada pasiryžus padėti, važiuoti. Neturi transporto vis tiek, kaip nors tai su vienu, tai su kitu susitarė, išvažiuoja į varžybas. Kitas tenisininkas yra gerbiamas Alfredas. Irgi labai smagu, kad žmogus nenuilstamai dirba, stengiasi ir štai šiandieną čia dalyvauja. Aš, miela Loreta, atvežiau tamstai gėlių, įvairių spalvų, kadangi ir kovos, kada jūs žaidžiat, būna įvairios. Juk būna labai daug džiaugsmo, kada jūs laimite, kada parsivežate geras vietas užėmė. Bet būna ir nusivylimų, kai kada visai netyčia, kas nors pakiša koją ir labai geri sportininkai štai nelaimėjo prizinės vietos. Tad gyvenime yra ir skausmo, ir ašarų. Žinoma, jums yra daugiausiai džiaugsmo. Aš, Loreta, pirmą noriu įteikti tamstai gėlės, nes jos dūrė, aš negaliu ilgiau laikyti. Ir dar noriu, esame parašę Lietuvai pagražinti draugiją, taip pat nevyriausybinė organizacija, gerbiamai Loretai, tokią padėką. Kadangi mūsų Lietuvai pagražinti draugijos didžiausias kūrėjas buvo Juozas Tumas Vaižgantas, tai jis taip parašė tokius žodžius. Tikrasis mano pašaukimas – ieškoti ir lasyti tautos kultūros deimančiukus. Padėka gerbiamai Loretai Avelienei, Akmenės rajono stalo teniso klubo Mažoji raketė pirmininkė. Kitam teikiamas džiaugsmas sužavi tuo, kad jis ne tik neblėsta kaip atspindys, bet grįžta mums dar ryškesnis. Tai pasakė Google.
Stalo teniso klubo Mažoji Raketė įkūrimo 10 metų sukakties proga dėkoju už aukštus sportinius pasiekimus bei aktyvią visuomeninę veiklą. Klubo istorijoje šis laikotarpis atspindės kaip atkaklaus triūso, sveiko azarto ir nelengvų pergalių metas. Jūsų pasiaukojamo darbo dėka rajone auga vis naujos jaunųjų tenisininkų kartos, tęsdamos garbingas šios sporto šakos tradicijas. Linkiu jums neįsenkančios energijos, išminties ir gėrio kasdienos darbuose bei neišmatuojamų sportų aukštumų. Kada pirkom, nepasižiūrėjom į nugaros pusę. Manim, kad čia yra Akmenės bažnyčia, o tu gyveni Akmenėje, čia yra nupaišyta. Kai nupirkom, žiūrim, kad mūsų Piretimo rajono. Visiems. Į šventę atvyko Akmenės rajono sporto centro direktoriaus pavaduotoja Zita Stanis. Jūs jaučiat poreikį judėti, sportuoti, tobulėti, siekti rezultatų, bet tai tų nesibaigia, jūs kartu bendraujat, patirėt malonių įspūdžių. Tikrai labai jums noriu palinkėti sėkmės, kad tie dešimtmečiai būtų dar keli, ne vienas. Tikriausiai tiesa, tai Loreta čia būrė daugiausiai, bet labai noriu padėkoti ir kitiem ir veteranam, kaip sakė, labai gražu, kada kartu, kai kartos bendrauja ir tikrai visiems labai noriu palinkėti sėkmės, siekit rezultatų, tobulėkit, mes turim jumis didžiuotis visi. Loreta, sveikinu. Dėkojame Akmenės rajono sporto centro administracijai už bendradarbiavimą. Ačiū. Jūsų šventėje, jūs visi iš tikrųjų labai gražus ir nuostabus, o esate tokie dėl to, kad gebat ugdyti save, tobulinti save, savo kūną, turite užsiėmimą ir be abejo pritraukite savo draugus į šitą malonų jums užsiėmimą. Norėčiau palinkėti, kad jūsų šitie sportiniai dešimtmečiai būtų ilgi ir puikus laimėjimais, o jūsų treneriai kantrybės, ištvermės, nes kiek suvokiu, tai jau yra antrasis dešimtmetis įpusėjęs, kaip jie dirba su jaunaisiais sportininkais. Gėlės poniai Loretai, o saldumynai jum. Dėkojame Akmenės gimnazijos direktoriai Vilhelminai Stonėnai už paramą organizuojant klubo renginį. Klubas skyriai sėkmingai dirba Akmenėje, Naujojoje Akmenėje, Papilėje ir Sablauskiuose. Naujojoje Akmenėje stalo tenisas gyvuoja eilę dešimtmečių. Skyriai vadovauja Alfredas Takas. Dėmesį naujakmeniečiam. Manau, kad tas dėmesys turėtų būti žymiai didesnis, nes šiuo metu mes jaučiamės nuskriausti. Pas mus Naujoje Akmenėje apie 2000 mokinių, tačiau niekas neruošia pamainos būsimiesiems kitų mokyklų varžovams. Su pradinių klasių mokiniais niekas nedirba. Sunkiai besurenkam savo komandas ir kitoms varžyboms, nes mūsų, kaip sako, beveik niekas išskyrus sporto centrą retkarčiais berėmė. Aš turėčiau palinkėti mūsų rajonų valdžiai, kad atkreiptų dėmesį į rajono centro problemas, kurios nekartą buvo išdėstytos, bet kažkur stalčiuose užsiguli. Ir čia naujakmeniečių vardu
paprašyti, kad vieną kartą atsigręžtume ir į rajonų centro reikmes. Mes kol kas pasigirti, kad esam bent kiek šelpiami, tikrai negalime. Kol egzistavo moksleivių namai, tol buvo kur ir kaip užsiimti. Dabar, kaip sako, esam pasmerkti žlugimui. Ačiū už dėmesį, linkiu gero poilsio ir sėkmingų startų. Papilės miestelis garsus savo stalo tenisininkais. Skyriaus vadovas Augustinas Janavičius. Taip, iš tikrųjų, Papilėj pas mus yra neblogų stalo tenisininkų ir mes rajone labai dažnai užimdavom pirmas vietas. Nežinau, kai pradėjau treniruoti, anksčiau Aglonos treniravau žaidėjus, buvo Akmenės rajonas, kaip sakant, pirmas vietas imdavau čempionai, pradėjau Papilėj treniruoti moksleivius, pradėjau vėl čempionai buvo, ir kol kas nežinau, nebent šiemet gal jau tą vardą prarasim, bet kol kas Papilėj laikosi neblogai. Na ir kažkaip nesinori, aš kažkaip dabar galvoju, 10 metų, 95 metais, prisimenu, kai Loreta vaikščiojus, ką gal kuriam kokį klubą, klausinėjai, kaip čia ką daryti. Kuriam tą klubą, galvojam, ką čia, bet jos buvo didelis pastangas, jinai tą klubą įkūrė, bet aš dabar galvoju, kad 10 metų praėjus, kažkaip man atrodo, kad praėjo metai, ne 10 metų. Greitai bėga. Tai aš norėčiau palinkėti, kad mes visi nesentume. Ne 10, dar 100 metų, jeigu tas klubas gyvuoja. Vienas dalykas. Kitas dalykas, čia aš nuo rajono čia veteranų norėčiau palinkėti mūsų vadovai, Loretai Avelienai, sveikatos, ištvermės šitame darbe. Ir čia kažką vadovė iš ten kažką pasislėpius. Ir labai noriu padėkoti. Šitą reikia. Treniruojatės, sakot, visada užimat prizinės vietas. Kur čia yra sėkmės? Ne, čia yra, nežinau, čia sėkmė tikriausiai. Sėkmė, neįmanoma paaiškinti. Gal tamsta kiekvieną dieną ir naktį treniruoja, kaip ten? Ne, naktį netreniruoja. Arba bet kurią sporto šaką, ką jie tik tais entuziastų laikosi. Ant entuziastų, jeigu nebūtų Loretas, ar čia būtų Akmenėkas, kur čia supykti. Bet jei nebūtų Janavičius, taip pat nebūtų Papilėj. Akmenėje nebūtų, ką padarysi? Tik ant to ir laikos. Sportininkai. Noriu šiek tiek apžvelgti Akmenės skyriaus stalo tenisininkų veiklą. Mūsų mylima sporto šaka stalo tenisas jungia 86 mūsų mažojo miestelio žaidėjus. Didžiausią pagrindą sudaro mokiniai, taip pat grįžta ir studentai, vyresni žaidėjai, kurie myli mūsų stalo tenisą. Taip norint siekti pergalių reikia daug ir sunkiai treniruotis. Tad mes stengiamės šio tikslo siekti ir padedant mūsų treneriai Loretai Avelienei. Kiekvienais metais mes dalyvaujame ne tik rajono varžybose, tačiau ir šalies mastu. Mūsų 3 vaikinų komandos dalyvauja Lietuvos 5 lygoje, o moterų 2 komandos 1 ir 2 šalies lygoje. Taip pat vykstame į įvairius kitų klubų turnyrus ir taip pat jau 2 metus iš eilės mūsų akmeniškiai tampa Šiaulių apskrities nugalėtojais, varžybų nugalėtojais ir prizininkais. Mūsų trenerės Loretos Avelienės iniciatyva nuo 2002 metų
pradėjome dalyvauti projektų rengime ir gauname jų finansavimą. Iš šių lėšų mes rengiame varžybas, dalyvaujame įvairiose kitose varžybose, stovyklos vasaros yra rengiamos ir vykstame į įvairias išvykas. Taip pat galime pasidžiaugti, kad mūsų sportininkai yra papuošti gražiamis vienodomis sportinukėmis. Taip pat turime padėkoti ir Akmenės savivaldybei už naujus stalus. Jau tradicija tampa, kad iš tikrųjų akmeniškiai yra labai draugiški. Ir dažnai mes vykstame, kaip minėjau, į išvykas. Tad jau čia tampa kaip ir tradicija, kad paskutinį gegužės sekmadienį mes važiuojame į sporto festivalį Palangoje. Ten žaidžiame iš tikrųjų ne tik stalo tenisą, bet žaidžiame ir krepšinį, futbolą, rankinį, kaip ir šį pavasarį vaikinukai labai gražiai iš tikrųjų rankinį žaidė ir krepšinį, ir futbolą, nu ir be abejo stalo tenisą. Taip, ir už šitą šaunų suburtą draugišką ratą mes esame dėkingi stalo teniso treneriai Loretai Avelieniai. Tad norėtumėm išreikšti mažą padėką. Ačiū, jūs jau užfiksavot mus labai gerai. Na, būkit malonus, priimkit mūsų taurę. Kviečiame klubo pirmininkę Loretą Avelienę apdovanoti nugalėtojus ir prizininkus. Akmenės rajono stalo teniso klubas Mažoji raketė apdovanoja Neringa Dagevičiūtę 92 metų ir jaunesnių grupėje, laimėjus pirmą vietą klubo 10-ajame jubiliejui skirtose asmeninėse stalo teniso. Apdovanoja Robertą Mažuinatę 1990–91 metų gimimo grupėje laimėjęs antrą vietą. Apdovanoja Justą Juodeikį 92 metų gimimo grupėje laimėjęs antrą vietą.
Apdovanoja Arūną Matulevičių 1990-91 metų gimimo grupė, laimėjęs 3 vietą. Apdovanoja Simoną Verbauskaitę 89-83 metų grupėje, laimėjęs 1 vietą. Apdovanoja Kristiną Rabagauskaitę. Apdovanoja Ingridą Gečaitę 89-83 metų grupėje, laimėjęs 2 vietą. Apdovanoja Vytauto Gedžių 1982 metų ir vyresnių grupėje, laimėjęs 1 vietą. Apdovanoja Raimundą Šteinbergą, laimėjus 2 vietą 82 metų ir vyresnių. Apdovanoja Romas. Apdovanoja Ernestą Čiužauską 89-86 metų grupė, laimėjęs 1 vietą. Apdovanoja Matą Plūkį 89-86 metų grupė, laimėjęs 2 vietą. Apdovanoja Mantą Lechauską 89-86 metų grupė, laimėjęs 3 vietą. Apdovanoja Ernestą Čiužauską 87-86 metų grupė, laimėjęs 1 vietą. Apdovanoja Evaldą Čiužauską 87-86 metų grupė, laimėjęs 2 vietą. Apdovanoja Artūrą Galkontą 87-86 grupė, laimėjęs 3 vietą. Apdovanoja Matą Plūkį 88-89 metų gimimo grupė, laimėjęs 1 vietą. Apdovanoja Gediminą Gasparą 88-89 metų grupėje, laimėjus 2 vietą. Apdovanoja Mantą Lechauską 88-89 grupėje, laimėjęs 3 vietą. Apdovanoja Kristiną Razbadauskaitę 84-89 metų grupėje, laimėjus 1 vietą. Apdovanoja Jūratę Junkauskaitę 84-89 metų grupėje, laimėjęs 2 vietą. Apdovanoja Jolantą Razbadauskaitę 80. Apdovanoja Vitaliją Pranskutę 84-89 metų grupėje, sėkmingai sužaidus. Apdovanoja Simoną Verbauskaitę 83 metų gimimo grupėje, laimėjus 1 vietą. Apdovanoja Ingridą Gečaitę 82 metų gimimo grupėje, laimėjęs 2 vietą. Apdovanoja Aliną Tugaudytę 83 metų gimimo grupėje, laimėjęs 3 vietą. Apdovanoja Vytautą Gedžių 82-76 metų grupėje, laimėjus 1 vietą. Apdovanoja Raimundą Šteinbergą 82-76. Apdovanoja Marių Kupstę 82-76 metų grupėje, laimėjus 3 vietą. Apdovanoja Romaną Dvariškį 64-56 metų grupėje, laimėjus 1 vietą. Apdovanoja Janiną Ramanauskienę 64-56 metų grupėje, laimėjus 2 vietą.
Apdovanoja Vytautą Ruškį 64-52 metų grupėje laimėjęs 3 vietą. Apdovanoja Loretą Avilienę 75-65 metų grupėje laimėjęs 1 vietą. Apdovanoja Rolandą Grantinį 75-65 metų grupėje laimėjęs 2 vietą. Apdovanoja Egidijų Puzoną 75-65 metų grupėje laimėjęs 3 vietą. Apdovanoja Alfredą Stratą 55 metų vyresnių grupėje laimėjęs 2 vietą. Apdovanoja Augustiną Janavičių 55 metų laimėjęs 1 vietą. Papildymus laimėti. Apdovanoja Vytautą Keturakį 83-89 metų grupėje sėkmingai sužaidęs. 4 sakės padėjo. Apdovanoja Matą Adomaitę 83-89 metų sėkmingai sužaidęs. Apdovanoja Vilmantą Norką 83-89 metų sėkmingai sužaidęs. Apdovanoja Artūrą Matulevičių 83-89 metų sėkmingai sužaidęs. Apdovanoja Robertą Andrašiūną 83-89 metų grupėje sėkmingai sužaidęs. Apdovanoja Valentą Jomantą 93 metų ir visų grupėje sėkmingai sužaidęs. Apdovanoja Egidijų Smilgį 92 metų gimimo grupėje sėkmingai sužaidęs. Apdovanoja Gytį Pranskų 92 metų grupėje sužaidęs sėkmingai.